Bukas Egidukai, labas. Labas, Arvi. Ege Masur, specialist. Jeg bor i Stavanger, jeg bor i Bergen. Ačiū, Ege, Vegard. Jeg elsker Bergen mer som Stavanger. Ačiū, Arvidai. Ačiū, flink. Tusen takk. Security. Thank you. You speak Norwegian very well. It's a very difficult language. No, George, it's not very difficult language. Lithuanian language, it's more difficult. Ikinukai tau tinka. Ačiukas. Labukas, labas, Rolexai. Kaip tu? Du må flytte til Bergen. Kanskje en dag jeg skal flytte. Ačiukas, Arvi. Gammel du? Ja, jeg gammel. Jeg gammel dame. Gražaus sekmadienį. Ačiū. Ačiū, Egidukai, ačiū ir tau gražaus sekmadienį. Nedarbingas tikiuosi. Dėkui. Dabar skalau gerklytę. Žinai, juokas juokais, bet mano draugė tai žinok, jinai valgo ledus, kai jai būna angina. I need help understanding this language, honestly, would you say? I speak Lithuanian language right now, but if you want, I can answer to you in English. Labukas, mėlekė, mūsų biškai super kaip tu. Ir mėlekė super buvau varžybose pas vyresnėlį. Dabar grįžau, užtaisiau mėsytę į orkaitę ir sakau, kol keps, pabūsi su jumis. Kaip tu? Ką gero nuveikiai? Ar tiesiog lepinai save lovos režimu? Hello guys. Labas, šulinė. Ir padeda su druska skalauti reikia. Žinau, jo, su druska skalauti reikia. Aha, padeda, o draugiai tai žinok, tas ledų valgymas labai nuima skausmą. Nežinau iš vis, ta prasme, ar čia taip sakau, galima rizikuoti ir taip daryti, bet žinok, jinai visą laiką taip daro ir žinok, kaip, ta prasme, lengva ranka nuima. Matai, skirtingai veikia. 6 months and I don't even know how to say hello. Hi! Just say hi. Blem, nerizikuosiu, gal nerizikuok, bet žinok, mano draugė taip, visada taip daro. Jinai, jeigu jaučia, kad jai tik tai pareina gerklė, jinai sako, viskas, jaučiam anginą. Ir žinok, dažniausiai pas ją būna jau ta puliuojanti, žinai. Iš karto jinai gydosi ledais. Bet, žinai, kiekvienam, žinai, veikia tiek vaistai, tiek natūrali medicina veikia skirtingai. Lauri, ačiū. Tai gal nerizikuok, žinok. Neaišku, kaip gali baigtis, ne, paskui sakysi, čia Ilonos patarimai kažkokie buvo lėvi, nesuveikia. Kas naktį? Kas naktį, kaktusėlį, naktį? Kas buvo naktį? Brazil, hello Brazilė. Kaktusėlį, kas buvo naktį? Kodėl tik vienas žodis? Čia kas čia? Rebusas? Myslės? Tu kaip visą teisi, nesakysi, bet druska tai reikia. Jo, su druska tai skalauk. Šito tai tikrai žinau ir tikrai patikrintas ir patikimas ir nuo senų laikų, netradicinė ta medicina, šito tai gali. Bet su ledais tai sakau, žinau, tikrai žinau, pažįstu, čia mano, nežinau ar galiu apie tai iš vis kalbėti, bet viską prisimenu, viską žinau, tai dabar naujas darbukas ir dirbė pamainom, ne? O kodėl unfollovinta? Rolex nežinau, gal buvo išvalymas pas mane, gal senai tavęs nebebuvo mano laive. Išsitaisiau. Blemba gražu ir tiek, ačiū neriukai. Dar naktį laikas keitėsi. Žinok, aš visai pamiršau, spygliuočiau apie tą laiko keitimąsi, ta prasme sukimo laikrodžių, o realiai pas mane beliko, aš neturiu laikrodžio namie. Tai pas mane yra tik tai ant orkaitės ir mikrobangų krosnelės.
Aris kažkoks kviečia, nežaidžiam. Ant orkaitės ir mikrobangų krosnelės, tai taip atsikėliau, nesupratau, ta prasme po 6:15 į telefoną po 7:15. Kažkas čia ne taip, galvojau, blemba ir galva ta tokia kvadratinė kažkokia, lyg išsimegau, bet kažko lyg trūktų. Viskas, supratau, sudėliau visus taškus, prisiminiau, jogi, laiką sukom. Dabar radom kitą darbą, 3 pamainas. Tai su broliuku kartu? Ar geriau dabar? Ar viskas savo vietose? Ar apsipratot? Galimai šaunuolė. Atsiprašau labai, labai atsiprašau, bet tiesiog tai būna, žinai, kai, ta prasme, nematai labai tų žmonių dažnai, galbūt pagalvoja, kad, tu esi nebeįdomus, tai galvoja, jeigu tu atstebėsi, ta prasme, nebestebėsi to žmogaus, jisai pamatys, kad tu jo irgi nebestebi ir išmes irgi iš draugų. Bet jeigu mums lemta susitikti, mes vėl galim pradėti vieną kitą stebėtą, ne? Nes paskui kartais tiesiog Rolexai būna taip, kad tu ieškai kažkokio žmogaus, kuris tau įdomus ir tu jau neberandi arba tau nebemeto jo video, žinai, nebematai jo tiesioginių transliacijų, tai kažkaip taip, galvoju biški prasivalyti, tai čiučiuką prasivaliau, sakau atvirai. Laimingi laiko neskaičiuoja. Žinok, aš irgi neskaičiuojama. Ar taip man jo trūksta. Kartu. Per laisvas sumaišiau dieną su naktim, tai ne kažką, bet nieko reikia, laiko bus gerai. Aišku, kad bus gerai. Čia pripratimas. Žinai, mes žmonės, mes esam tokie padarai, mes prie visko priprantam. Reikia tik laiko. Vėlgi tu teisi. Blemba, aš būna ir neteisi, Rolexai. Būna ir neteisi. Negirk manęs per daug, nes priprasiu. Ką gero veikėt, ką nuveikėt, tinginiaujat, ilsitės, kaip orai. Aš kitą savaitgalį, ilgesniam savaitgalį varau į Lenkiją, taip tikėjausi, prieš tai žiūrėjau orų prognozes, žiūrėjau blemba, bus 19-20 laipsnių, galvoju, eina sau, varau į pavasarį, tai bus šilta. Dabar ant dienų kažkada pasitikrinau. Tas penktadienis išlieka tipo šilta, 16 laipsnių, bet šeštadienį, sekmadienį tai žada sniegelį. Tai žodžiu, tikėjausi pavasarį, važiuoju į žiemą. Rasim tą nišą, kai neteisi klausia, ar plaukus pasidažai. Klausiu, ar plaukus pasidažai? Ne, aš dažiausi prieš atostogas, tai čia prieš mėnesį. Prieš mėnesiuką, bet ne. Kas liečia spalvą, tai tikrai nekeičiau spalvos. Aš jeigu dažau, tai visą laiką šaknis, kurio atauga, matai? O šiaip spalvos nekeičiau N metų. Nesu buvus kitokios spalvos, tik natūrali. You're beautiful, thank you. Tai tu Lietuvoje? Не, aš Norgi. Where are you from? I'm from Lithuania. Gracian. Ale jak chcesz, to mogę rozmawiać z tobą po polsku. Per viską turiu, gal ir per daug. Labai džiaugiuosi už tave, kad tu turi viską ir net daugiau negu kad viską. Tai žinai, pats susikūrei tai, ką turi. Turi pasakyti savo ačiū už tai, ką turi. Ane? Aš Liepą grįšiu į Lietuvą. Egi atostogom ar su visam? Nes aš Liepą irgi varau atostogom. Varysiu gegužę ir dabar varysiu į Lenkiją. Paskui Velykom dar, nežinau, neapsisprendžiau, dėl to nieko kol kas nesakau. Tada gegužę varau į Lietuvą ir Liepą vėl varau į Lietuvą. Sakiau, viskas liuks, aš nesigiliu dėl to, kad išeinu, nes padarau tai, ką galvoti. Šaunuolis. Žinai, kaip aš ir sakiau, šiaip sau nieks neatsitinka. Reiškia, reikėjo tų pokyčių, ne, kad taip atsitiktų tavo gyvenime. Ir tikrai tikiu, kad dabar bus daug geriau negu kad buvo. Labukas, Natalija, labas. Galvoju su laiku su visam. Ir aš galvoju, Egi, grįžim kartu. Aš irgi apie tai galvoju, bet ne dabar, dar ne dabar. Dar ne dabar. Turim biškį luktelt. Labukas, Velniukšti, labas ir tau. Labas, labas. Labas visiems, kas jungiasi, su ko nepasilabinau. Matau, kad jungiasi, bet ne visi net sveikinasi, bet tokiai tiek to. Beskrolindami prameta akytę mane.
Atrodai per pratingo TikToko, ką čia veikia, čia rimtai Bugajau, ačiū tau labai, priimsiu tai kaip komplimentą, jeigu galima, ne? Ką aš čia veikiu? Turbūt, kad bendrauju su žmonėm, bendraujam, diskutuojam, ne, nagrinėjam kažkokius tam tikrus klausimus, įdomias temas. Ir tiek. Ar tu nori pasakyti, TikTok'e gali būti tik tai tie žmonės, kurie, sakykime, žaidžia iš užduočių ar dar kažko. Ne, čia yra, žinok, labai smagių ir fainų žmonių. Ir tau pasakysiu, dar daugiau mane supa tokie žmonės. Tai turbūt vien dėl to aš noriu jungtis, noriu bendrauti, noriu kalbėti ir būti čia. Kad ir labai retai aš čia būnu, rodausi, ačiū labai, ačiū, thank you so much. Kad rodausi labai retai kaip jaunas menuliukas. Bet aš jūsų nepamirštu. Ir labai tikiuosi, kad jūs manęs nepamiršit. Kaip malonu su visais pasisveikinę ir visi taip pat. Stengiuosi nepraleisti, komentarų, nes, jeigu jūs skiriat man savo dėmesį, aš noriu įskirti ir jum, mane atsidėkoti ir atsilyginti tuo pačiu. Kas gera pas tave, kaip nuotaika, Natalija, kaip matai? Pas mane tfiu, viskas gerai. Balta uoga, ačiū labai. Pas mane viskas gerai, kaip matot, nesiskundžiu. Ir nuotaikėlė irgi mano gera. Tokia ramiai šiandien, nežinau, tokio ramybės būsenoje šiandien. Binokliai ne viską pasako. Andriau, o ką tu nori, kad mano akiniai tau pasakytų? Visų pirma, tai yra daiktas, kuris nekalba, o visų antra, tu žinai, kad yra žmonių, kurie turi tiesiog problemą su regėjimu. Tai jeigu tu labai gerai matai, tavo regėjimas yra 100%, tai noriu paploti rankytėm ir labai džiaugiuosi už tavo regėjimą. Mane dėja dievulis nuskriaudė ir mano akytės nemato 100%. Labutis, nuostabi asmenybė, gera matyti paprastą, šiltą, protingą žmogų, ačiū tau labai. Nice girl, I love you, thank you so much. Būk mano žmona dabar jau iškart. Visada klausau savo nuojautas, jinai visada mano pusė, nebijau. Jis niekada. Nedasirašai vėl kaktusai. Žodžiu, klausaisi savo nuojautas, ne? Tai labai gerai. Tai labai gerai, kad prisiklausai į savo, kaip sakant, žinai, vis tiek tai, apie ką mes galvojame, mes turime sąmonę, ne? O pasąmonė mes turim tas mintis, kurios neateina dar į sąmonę, kurias mes galime realizuoti paskui. Bet labai gerai, kad tu prisiklausai savo nuojautos, ne? Kartais reikia vadovautis ne tik protu, bet ir jausmais ir emocijom. Labukas, labas. Labas, daug keliaunių, Rūnai, taip, keliauju. Mėgstu keliauti, mėgstu tai daryti, gyvenu kelionėm, jo, man tai patinka. Labukas, Donatai. Ramiai, jau mano žmona. Susipeškit, velniukštė. Kaip sunku su tais komenčiais, aš nesuprantu, kas čia darosi ir kas čia prikišo nagus savo. Tikrai nuoširdžiai sakau, aš nieko nedariau, nieko nekeičiau, jokių raktažodžių nedariau, bet kodėl nepasirašo tie komentarai, kodėl jie išsitrina, kodėl jie yra blokuojami, aš jums šito neatsakysiu. Ačiū, Arūnai. Bet jaučiu, tu aklai gali peržvelgti žmogus kitą rakus. Na, gal ir galėčiau, žinok. Andriau, gal ir galėčiau. Turiu galių, tam tikrų. Ačiū, tauriukai, ačiū. Tai sugebėčiau. O akinukai man reikalingi tam, kad aš matyčiau, ką tu rašai. Viskas okei su jais. Matai, kaip sakant, skonis draugų neturi, ne? Kažkam patinka, kažkam nepatinka. Galėčiau rinktis galbūt siaurais rėmeliais ir mažus akinukus, bet man taip gražiau, man taip patinka. Kažkam patinka kėdukai, kažkam patinka aukštakulniai. Kažkam patinka raudoni nagai, kažkam patinka žali nagai. 1, 2, 3 nėra, bet jis pridirbęs bus. Neapkalbėkim žmonių, kol jų nėra čia. Labukas. Labas visiems. Hei, kuvytam. Jeigu siuntinė jo, čia kažkaip keisti smile. Net smile nesisiunčia. Hei, kugracijan, vytam, respekt. Ačiū, Andriau. Ačiū, tauriukai. Nesimėtom. Sunelė, baig. Tikiuosi atsakiau, Andriau, tavo klausimą.
Anksčiau taip nebuvo, aš nežinau, kas čia pasidarė. Aš nežinau, kas čia pasidarė, ar dėl to, kad aš nebebūnu tam TikTok'e, bet žinok, aš šiandien, pavyzdžiui, norėjau pasijungti į transliaciją, tai aš pasijungiau iš 4 kokio karto. Nežinau, mane gal jau TikTok'as nori išmesti iš čia, užblokuoti, pašalinti. O, žiūrėk, moderatorius mano pašalino raktažodžius visus, gal dabar leis? 94 ir 9. Where are you from? I'm from Lithuania, but I live in Norway. Pala, parodyk dar nagučius, va mano nagučiai. Matai? Tavo akinukai tinka labai. Ačiū, Natalija. Regėjimas. Kas regėjimas? Aš sakiau, pas mane regėjimas 94 ir 91. Pas mane pliusas. Dariau lyg, kad gal bandyk kaktusai rašyti. Where are you from? Ei, kaktusai, tu šiaip jeigu ką, tai irgi moderatorius. Ir tu pats galėtum sutvarkyti šitą reikalą, kad galėtume rašyti visus komentarus, panaikinti tos raktažodžius, teisingai? Kokia tu faina, ačiū labai. Nesuprantu, mėlyni ar žali? Žali tokia tamsiai, žali. Labai graži moteris, ačiū Arūnai. Žali. Kaip kaktusas, tokia žali. Biški tamsesnė. Ir geriausiai išjungti komentarų filtrus prieš live. Žinok, Arturėlė, aš to pasakysiu atvirai, aš nieko nespaudžiu, aš nieko nedarau. Visą laiką turiu pagalbą iš savo mylimų moderatorių. Tai tikrai savo nagučių prie to nekišu, nes nemoku. Nieko aš čia nesusigaudau tam TikTok'e. Bet turiu žiauriai gerą pagalbą, kuri man padeda. Elektros spalva, nu tokia jo, bet labai man graži. Nusipirkau net telefono dėklą tokios spalvos ir švarkelį tokios spalvos. Nusipirkau, nežinau, kažkoks man banga tokios spalvos užėjo. Ai, dar timpos nusipirkau tokios spalvos. Rimtai. Atėjo kaltininkas lyg. 1, 2, 3, tu čia? Labukas. Kaktusai, kodėl nepajudinai savo pirščiukų ir pats neištaisėjai visos situacijos galimos? Prabėgo vardas vienas. Nematau, ne, Labukas, mergytė, labas, Sierai. Čia iš čia, nematau, tai nėra. Kur tu jį matai? Palauk, užeisiu pasižiūrėti. Nėra. Ai, yra! Nu tu panimaiš, koksai jisai užeina vtichare, man net neišmeta, arba aš nepamatau, nespėju, kol skaitau jūsų komentarus ir jisai dar net nedrįsta sveikinti su manim. Nu tu įsivaizduoji. Trūksta apatinė tokios spalvos. Nu jo, Arūnai, žinok, neturiu, bet, ačiū labai, bet gal susigundysiu ir rasiu tokios spalvos. Ir apatinės. Gražiai, ačiū. Bandžiau vis tiek apgauti sistemą, kad praleisti komentarą. Ir ką nesigavo, noriu pasakyti, neparašėjai to, ką norėjai parašyti. Ačiū, Sierai, aš gerai, kaip matai. Kaip tu? Kas gero, kas naujo? Senai matytas? Labukas, nu labą dieną, kuris buvot ponaitė. Nepraėjo ir 10 minučių, kai sugebėjot išrašyti tą labas. Tada teks parodyti. Ai ne, gal tada ne. Labukas. Aš jau mėnesį ligoniniai. Kas nutiko, Sierai? Dėl ko ligoniniai? Kryt, ačiū. Ačiū, kas tizintak. Kuo slėpėsi? Jis nematomas, širdelį uždėjęs, įsimylėjęs, yra žmogeliukas ir viskas. Viso jau ciotka nebereikalinga. Labukas, labas, Laurinai, labas. Labukas, Krydai, senai matytas, senai ir bebuvau, žinok. Labukas. Galiu paklausti, žinoma, Andriau? Žinoma, klausk. Ačiū labai, dėkui. Ačiū. Darbė į lifto šachtai. O viešpatė, kas nutiko? Rankos kojos vietoj, Sierai. O Dieve, mane čiurpai per kūną praėjo. Oh my God. Labukas, šmėkla, labus.
Tik ką užėjau, nemeluok, jau jisai tave matė prieš tai, aš tada užėjau iš sąrašo ir tu jau ten buvai. Juokauju, svarbu yra tokių gražių kaip tu Lietuvoje. Arūnai, ačiū, aš negyvenu Lietuvoje jau daug metų. Kaip žiauriai, blembo, sieras, mėnesį ligoniniai žmogus. Mačiau, kada užėjai. Tu girdi, ką jis šneka? O ką aš šneku, tiesą šneku. Jau visiškai nebemylit manęs, iškeitėt mane. Ačiū labai, thank you. Kuntu, kuntu. Очень красивая девушка, спасибо, Лёш. Ačiū labai, ačiū, nesimėtom. Žvengia iki ašarų. Oi, blemba, neapsiverkit nuo to juoko. Jau pamiršot savo seną tetą. Kokia gerumo moteris, ačiū Vyliau. Na, būna ir taip. Tai sierai nepasakėjai, kas nutiko, rankytės sveikos ar kojytės sveikos. Blemba, mėnesis laiko ligoniai, tai čia yra be galo daug. Reiškia, kažkas rimto nutiko. Hello. Ką vakarienę suplanavus, dabar į orkaitę esu pašovus vištienos krūtinėlę, perpjovus per pusę, su saldžiarūgščiu aštriu padažiuku ir kukurūzų burbuolėm tam. Tai vad padarysiu dar šviežių daržovių salotas ir bus labai skanu. Myliu, Mirošius, myliu Nataliją. Minutė iki pasisveikinimo, daugiau negu minutė, daugiau nemeluok. Ačiū, iki šiandien neįdėsi. Gražos nori. Aš statinę rytinu po namus. Kam tu ją rytini? Labukas, labas. Nu, ok, допустим, primetam, ane? Ne čia pasakot. Parašyk, Sierai, gerai? Sveik, stiprybės tau, laikykis. Parašyk žinutę. Beautiful, thank you, Marija. Jau čia pamirši, Lonočka, šansų tokių daugiau nėra. Nu, конечно, tik nemeluokit, nėra. Tokių aišku nėra, bet yra kitos. Nem turėtų būt, bus, žinok, bus tikrai, Andriau, nem. Oi, blemba, net labai alkana esu, iš tikrųjų neatsiailinu, parvinu. Bet bus skanu, bet jau kvimpa, namuose jau kvimpa. Labas, Arūnai, ačiū. Tai kun veiki po operacijos? Aš po operacijos, aš ne po operacijos. Šmėkla, apie ką tu? Ne, aš po operacijos. Kitas žmogeliukas po operacijos. Aš bėgu iki susitikimo, iki Rolexai, gero, gražaus sekmadienio. Ok, mergit, davai, sveik, laikykis, Sierai. Aš su tavim. Kitos yra kitos, tu esi tu. Nu gerai. Sakykit jūs, ką norit, aš vis tiek savo tiesą žinau. Po truputį, ačiū, sveik, bandau, bet laiko užims. Užims, aišku, kad užims. Labukas, Virgi, labas, Sauri. Jėzau, kaip faina matyti savo žmonės. Ačiū, Auriukai. Labukas visiems, kas jungiasi, labas. Aš ir po operacijos truputį stogą nurovė. Ai, tai tu po operacijos? Nu taip. Žinok, jo, dažnas atvejis, kai po operacijos dar plus ir stogas pavažiuoja. Ačiū labai, ačiū Aurė, dėkui tau labai, nesimėtom. Oi, tie vinukai užsispyrė, kitaip ir būt negaliu. Nu, ne šiaipgi mes gimėm avinėliais, ką? Labas, Valdai. Aš irgi savas, okei, maestro, priimsim į sąrašiuką. Sveiki, Labukas. Labas, nuo LV Jūrmalos, Labukas. Ačiū visiems, Labukas visiems, kas jungiasi. Hello, Ilona, how are you? I'm fine, Jelė Ledinė, hello. Siuvo menišką. Meniškai susiuvo meniską. Vat ką reiškia, kai rašai be lietuviškų simbolių, ne? O, kaip senai matyta, gražuolė Mika Maiko, Labukas, labas. Ačiū, jog priminėjai. Tipo pamiršai, ne? Vakar buvo hiperbolės koncerte, matai, koks aš senas.
Ne, viskas yra okei, man patinka tokios dainos irgi. Galėčiau ir aš klausyti. Nors iš tikrųjų pati nusipirkau, nežinau, sakiau jum ar nesakiau, varysiu į Jessica. Liepą. Gerai, Ilona, geros tau nuotaikos, visat šipsokis, eikiukas, ačiū ir tau. Šipsokis dabar ypatingai, kai esi tenais, tau reikia stiprybės, ne? Pozityvas gydo dar labiau. Balandžių... Ai, baig, 1, 2, 3 ištrink. Bet aš netavanoju davanėlę. Man jų ir nereikia, žinok. Kur sekančios atostogos? Auri dabar savaitgaliu, ilgesniam savaitgaliu važiuosiu į Lenkiją švęsti savo gimtadienio. Paskui gegužę varau į Lietuvą. Tada Liepą vėl varau į Lietuvą. Ir kažką noriu dar sugalvoti per Velykas, bet kol kas dar nieko nežinau. Negarantuota iki galo savo planų išdėstymų, sugalvojimų. Tai vat kol kas dar nieko neužsimenu apie Velykas. Rašysiu žemaitiškai, nebandai rašyti žemaitiškai. Nope. Too bad I don't understand what you're saying. I speak Lithuanian, Jelė Ledynė. Balandžio 3 sveikiname. Baik. Man antakiai patinka tavo, ačiū. Man irgi. Kai būsi LT, važiuok į Klaipėdą. Blemba, kad aš pro Klaipėdą važiuosiu vasarą. Track models, thank you so much. Vasarą važiuosiu pro Klaipėdą. Ai, ne, palauk, aš net atplauksiu į Klaipėdą. Šį kartą kitokią maršrutą grįšiu. 90% šiame pasaulyje durnumą išreikšti sugeba, visi kiti, na pati žinai. Toliau tęsti minties gali. Gali netesti minties toliau. Hello, truck model, hello. Pripjovė iš po narkozės pirmi žodžiai, kur tas veterinaras. Bet viskas gerai, gyja šmėkla, viskas okei? Labukas, kindziulė. Lauksiu Klaipėdai tada. Okei, Miko Mako. Jėzu, kad aš spėčiau rašyti, į kokius miestus aš turėčiau atvažiuoti ir apsilankyti. Tai žinokit, man atostogų neužtektų. Mums reikėtų burtis vienoje vietoje visiems kartu. Romai, ačiū. Hey from Greece, hello from Norway. Tai dar 2 laukia. Kiek dar tampysiu? Sveiksti. Aktyvi buvau prieš kiek laiko, tai gal prieš, nežinau, kada buvau net pasiimus, prieš pusę metų. Stuburo operacija. Tu velnės, blemba, stuburas, tai yra negerai. O dėl ko stuburą tau reikia operuoti? Skyrybų fotografas, ačiū. Kas čia per toks? Katė kažkokia. Nesu mačius tokį. Aš niekada neturėjau, neturėsiu. Ega. Aš žinok, jo ir nereikia. Aš nesinaudoju, žinok. Aš nesinaudoju ir tikrai nemanau, kad aš kažką praradau. Turiu tą apsą, bet jau sakau, 1000 kartų kartuoju, kad dėl kažko man reikėjo jį atsisiųsti. Tai vat aš tiesiog jį turiu, o kad naudočiausi net ten nuotrauką, aš nežinau, caro Ruriko laiku. Jei daugiau nei prieš 7 dienas, tai nerodo. Oi, tai tikrai ne 7. Gal 7 mėnesius. Have you sung Linkin Park? Aš visas. RS, ačiū labai. Nesimėtom, prašau. Andriau, aš turiu visas, žinok, dainas, nes čia pas mane YouTube'as groja. Ačiū. Nori, kad čia pradėtų veikti pageidavimo koncertas? Ačiū labai. Svarbu, čia pas mus pasirodai, pasiladinkam tas Instagramas. Aš irgi manau, kad aš nieko neprarandu, nebūdama tenai. Simpatiška moterį esi. Ačiū, RS, ačiū labai. Nu, tu ir senamadiška. Kaktusai jisai apsivardžiuoja. Čia nebus tas pats veterinaras. Ne, nublemba gal kitas. Negali būti gal tas pats. Verta dovanėlės gražios. Ačiū, RS, tikrai nesimėtam. Labai vertinu, labai jums dėkoju už jūsų dėmesį. Nereikia. Ačiū. Po motokroso čia man. Esi sakęs apie motokrosą savo traumas.
tai gausi ją. Baig. Thank you very much, thank you too, thank you. Sakiau, esi verta to. Baig, ačiū labai. Greetings from Bolivia. Hello, Bolivia. Hello from Norway. Hey, Janus. Labukas. Ябеда. Я не ябеда, но kaip ten sako, порядок должен быть. Я не козел, но порядок должен быть. Šiandien Lūkinė Dona ryte į kambarį tėti gyvus. Jėzau, jinai rūpinosi tavim. Go braja, alte brakus tego medek. Lengiasi ten, Janus. Labukas, labas, Hebryta. Aš tik dabar pamačiau, kad mes esam toj D kažkokioj lygoje, prieš tai nebuvom C. Kai dažniau jungiausi, nebuvo taip pasidarę. Čia jaučiu dėl to, kad aš nesijungiu, aš prarandu kažkokį čia reitingą, ne? Gražiuosi, nenoriu užsikrauti. Nepyk, išeisiu per daug, gražiuosi, nenoriu užsikrauti. Baig, baig. Bet eik, žinoma, su Dievu. Gražios tau dienelės, ačiū už tavo dėmesį. Ты не козел, ты овца. Oi, ты мой хороший. Kas man nepasakys tiesą, jeigu pats avinėlis, ne? Avinas avinui nori įkasti. You're the most beautiful woman on TikTok. Thank you so much. Labukas Kęstuti. Džiaukis, jog ne Z lygoj. Mindė, ačiū. Žinok, aš taip galvoju, kad mane jau išblokuos ir išmes išvis iš TikToko, nes šiandien jau galvoju, kad siūsiu tau screenshotą, nes kad paskui nesakytum, kad tipo sakiau, kad gal pasijungsiu savaitgalį ir nepasijungiau, norėjau daryti jau screenshotą, nes neleido, iš 4 karto tik tai pasijungiau, žinok. Jau galvoju viskas. Nu, viso, nelemta man būti TikTok'e. Tai kai mane į operaciją išvežė, tai žmona sakė, Lūkinė Šarytis, kaip pupas pradėjo birėti, jie taulelė mažoji. Tai aišku, rūpestėlis, tėčiui skauda, tėčiui darys operaciją, tėvelį pjaus, nu tai kur vaikas neverks. Normali vaiko reakcija. Georgios, thank you so much. Hi, hello guys, hello. O aš jau ruošiausi rašyti. Na, jėt. Jau, ne, būčiau sakęs, dar nesibaigė savaitgalis. Ne, rimtai, nežinau, kas pasidarė. Neleido, iš 4 karto tik tai pavyko. Labukas, Turbo, labas. Kaip smagu matyti tautiečius iš tos pačios šalies, emigravusius ten pat. Labas, Labukas visiems, kas jungiasi. Bet kai viskas praėjo 2 dieną į palatą, kai Vieslukas įsinešė. Pasiilgo tėvelio. Tavo laimė, jog užmigau. Ką naktį darei? Baliavojai? Ar numigai grožio mėgelio dabar? Iš kokio krašto tu esi? Aš tai šiaip iš Vilniaus, bet jau daug metų gyvenu Norvegijai. Iškeičiau gimtinę. Išdavikė tokia. Miegojau ir naktį. Tai kiek gali miegoti? Kaip tavo nugara? Mano vaikas. Nu, aišku, kad tavo, ne kaimyninisgi. Tai ir klausia Norvegija, iš kur esi. Ai, iš Stavanger Norvegijai turbūt tu. Alt bra med deg. Ja, alt kjempebra. Hvordan det går med deg? Oslo. Buvau Osle prieš 4 savaitės. Amazing, thank you. Ir būsiu vėl kažkada Osle. Reikia pasižiūrėti darbo knygą. Pasimečiau jau kada bus. Det går hver dag. Ha det fin helg.
kiek organizmas norės. Čia, žinai, su senatvė susiję turbūt tas miegelio trūkumas. Anksti keliesi, bet miego trūksta. Tai gersim kavos. Oslę ar stavangerį? Tai dabar katinas žodegos velka į dušą. Reik maudytis teisingai, mergytė. Higiena turi būti higiena. Nesvarbu, ar tu plaukuotas ar be plauko. Labukas, gražiai atrodai. Ačiū, Jonai. Oslė. Nu, žiūrėsim. Kam priimti? Reikia su tuo susitaikyti. 1, 2, 3. Turi su tuo susitaikyti. Priimk. Nieko blogo. Čia tik senatvė. Jelė ledinė tizintak. Aš Lietuvoje iš Vilniaus. Ja, jag vet att var ute igår. Stämmer det? Jag jobbet auch igår. Ant skrokė per visus namus. Tipo verkia, ane? Šmėkla. Verkia katinas. Krokė. Ai, tusen tak, Jelė ledinė, tusen hjertelig tak. Čia aš vienas ekraną trankau. Nieks netapina, ne? Rytoj draugai atskrenda iš Oslo, prisijunk ir tu. Blemba, man 8 valandas iki jūsų, iki Oslo. Aurė. Biški per toli. Rytoj jau darbas, savaitė prasideda. Vilken språk snackar du? Litausk. Jis snackar litausk. Tinginiai, taip, tingi, minkyti pirščiukais. O, žiūrėk, pradėjo tapinti, iš karto vietą pasikeitė, matei? Labas. Mėnas sėdė ir žiūri, kad ryžių pista. Ai, šmėkla, normaliai rašyk, man nepatinka. Kriokė tai verkia? Man neleidžia. Pats save atleido nuo galimybės tapinti, pats prisidirbo ir tipo dabar sako, man neleidžia. Tapinti neleidžia. Meluoja. Pabandykit dabar visi patapinti, pažiūrėsiu, ar tai veikia tam lygio kelimui. Tai vai, porą sekundėlių pažiūrim, ar tikrai kažkas pasikeičia. Ana visai neraukia žemaičių. Nu, aišku, kad neraukiu tavo tą žemaičių. Lietuviškai aš raukiu. Nu, patapinam. Dabar turim 10,1 ir pažiūrėsim, ar kažkas pakeis 10,2 jau. 10,4. Ačiū visiems nuoširdžiai už tapukus. Ačiū labai. Ačiū, kad mane girdit. 10,7, 10,8, o vieta 3,9. Žinokit, nieko nesikeičia, man atrodo, neturi įtakos tie tapukai. 11 000. 11,2, ačiū. Tapinam blusai. Šmėkla baik. 11,6, o vieta ta pati. Ai, žinokit, neveikia tai, man atrodo. Beje, kaip jauties praėjo neštumas. Šikt, koks neštumas. Aš buvau apsinuodis, ta prasme, neapsinuodis, pasigavus virusą. Aš vėmiau toliau, negu aš mačiau. Tapinam daugiau. Ačiū, Aurė. Ačiū labai. Ačiū visiems už tapukus, bet žinokit, kiek matau, 12,8. 9. Labai ačiū už tapukus, bet žinokit, tikrai dabar matau, kad neveikia. Viltė, labukas, mergytė, labas. Aš kažko nežinau. Man atrodo, toj prisišnekėsi 1, 2, 3. 13,3, 13,6. Ačiū labai, bet žinokit, neveikia. Gerai, verčiu subinę ant kito kranto. Gerą vakarą. Čia. Ačiū, šmėkliukai. Ačiū. Lukniai linkėjimai. Dėkui, kad buvai. Ačiū už pakeltą nuotaiką, kaip visada. Ar tiesai sak? Ne. Aš niekada nesakau tiesos. Visą laiką meluoju. Visada. Nu ir žinokit, ką 14,3 turim tapuko. Ačiū visiems labai, o vieta vis tiek nepasikeitė. Nežinau, nuo ko čia priklauso. Ar gal nuo to dažnumo pasijungiant į transliacijas? Kas žino nuo ko? Dabar nepanimai. Kaip jūs laikotės, Laniukai? Ačiū, Viltė, mes laikomės gerai, viskas kaip visada pasroviai, pabiškutė, su gera nuotaika. Tikrai nesiskundžiu. Kaip tu, mergytė?
Oi, kokia graži melagė. Aivarai, ačiū. Nu, dovanėlė. Rimtai? Ne. XXX, ačiū labai. Kai Ana ateis, būtinai dabar Ana Katiną mauna su žmona. Gerai, linkėjimai ir žmona, ir Katinų, ir Lukniai. Ačiū, kaktusėlė. Och, tu blemba rimtai, primesk. Primesk rimtai. Tai čia ne nuo pasijungimo. Aš galvoju, kad čia viskas man nukrito dėl to, kad aš nesijungiu. Galvoju, su tapukais tai veikia, nes turim dabar 15,2. O dabar va įmetė kaktusėlis ir įmetė X-as ir iš karto buvo kem, dabar 3,8. Supratau dabar. Ok, visą tą veikimo sistemą supratau. Aš labai gerai. Džiaugiuosi už tave, mergytė. Ką, savaitgalį gero? Ne taip pasakei, visat prieš srovę. Nu jo, mes neieškom lengvų kelių. Pas mus viskas prieš srovę. Ne pasroviui. Mes lengvai nemokam, žinokit, gyventi. Nei lengvai, nei ramiai. Galima jūs pasveikinti? 1, 2, 3, aš tave užmušiu. Sakiau, jo, kaktusėlė, rimtai, aš nežinojau. Ačiū tau labai. Ne, nereikia būčiau v kurse. Dzirevne. Nu, aišku, kad dzirevne. Tai tu manęs neapšvietei. Koks gražus vaizdas buvo, senukai dedukas gėlytę nuskinį ir bobutį įdomi. Jėzau, žinok, man tai aš negaliu. Aš kai žiūriu į tokio amžiaus žmonės, tai man, žinokit, čirpai per kurną eina. Kaip aš norėčiau sulaukti tokio garbaus amžiaus ir kad viskas išliktų taip, kaip yra. Man taip gražu. Auri, net išsilydžiau, žinok. Heavy Song Sounds. Aš Zarina kažkokia Vilniaus, aš Avinas. Oi, čia jau kažkas bus negerai. Kažkas, aš Avinas, jeigu aš Avinas, tai tikrai kažkoks bus pasijungęs nenormalus. Heavy Song Sound of Silence Disturbed. Of course. Of course. Į kalną įlipti normaliai nesugebam, kopti reikia su trosais. Baig, viskas, be smulkmenų. Vsio, mes neieškom lengvų kelių. Tai taip atsitinka, tai būna. Čia ne mes, čia mum iššūkius gyvenimas kriečia. O tu neklausai, aš irgi net čirpai praėjęs, kaip noriu, tokios senatvės ir rašaurė. Viskas bus, žinok, viskas bus, jeigu tik norėsim. Svarbu norėt, norai pildas. O kitoj pusėje geras, baig. Nuka, pasak. Nei tu pasakok, nei tu ką. Viskas. Įkopėm į kalną. Labai fainas, status kalnas. Tik į apačią nereikėjo žiūrėti, nes būtume nuvirtę atgal. Jeigu kopti, tai tik tai į viršų. Nes pažiūrint į apačią viskas, kelio atgal nėra. Gali tik krist. Žemyn su galva. O kelias yra normalus. Taip, yra normalus kopimo kelias, sužymėtas, bet ne, mesgi nemokam normaliai, ne? Mums reikia ten su iššūkiais. Sakau, Dieve padėk man įkopti tą kalną. Už ką, kodėl? Blemba, ten ilgai pasako, tai gal Ilona papasakoja. Ne, Ilona nepasakas. Ne ten nusukom įsižiuoja. Bet buvo smagu, ne? Svarbiausia, kad mes išgyvenom. Arturčik, nesivelk. Nesivelk. Zaička, nesivelk. Žmonės, žinai, kaip sakant, čia, kaip čia pasakius, kažkada, tipo, jaunystėje, paauglystėje turbūt buvo tokie žargonai, išsireiškimai, tipo, nežinau, savo kietumo lygį parodyti, nu, tipo, ten ciolka ar dar kažką. O žmonės nemokėdami kitos kalbos, ne, dabar kalbu apie rusų kalbą, tai galvodavo, kad tas žargonas yra žiauriai krūtas ir žiauriai kietas ir aš čia pavaidinsiu tokį, žinai, tipo, kietą berniuką ir net nežinodamas realaus to žodžio, ta prasme, reikšmės.
realios to žodžio reikšmės, ne? Ciolka. Nu, tai jūs nors žinot iš tikrųjų, sakydami ciolka, kas yra iš tikrųjų ciolka. Aš suprantu, jeigu prieš jūs būtų, ta prasme, tas žmogus tikrai, nu, aš nesupykčiau, jeigu aš nors kažkiek būčiau panaši į tą ciolką. Labiau gal aš panaši, nežinau, į strutį kaulėtą su škūra, bet tikrai ne į ciolką. Aš kietas irgi. Kietas. Kietai virtas kiaušinis. Mahomedas į kalną, ar kalnas pas jį. Nežinau, Andriu, atvirai tai pasakysiu, kaip čia buvo, bet kuopiam žiauriai sunkių kelių, kad tikrai atvirai jums pasakysiu, žegnojausi ir meldžiausi, kad mes pasiektume viršūnę. Invalidai nervina nesinervuok. Nervų ląstelės neatsistato, nereikia nervuotis. Ot gerai. Vat tikras draugas, ane? Vat gali pažvengti iš draugės nelaimės. O jeigu jau manęs nebūtų liūdna tau? Neverktum, nebrauktum ašarytis. Mažutė, tu taip visiškai man tai neapsikraunu, visiškai, man lygų nulių, bet tiesiog, žinai, tai parodo žmogaus išprusimo lygį, tiesiog, išaukit iš tų 90-ųjų, jie senai baigėsi, dabar jau tai nebemadinga, nekrūta, tai parodo, kad jūs esat pastrigę tame, neprogresuojat, netobulėjat, neeinat žingsnis su žingsniu su laiku, ane, o pastrigot ten kažkur. Koncai, mocai, ciolka, miciolka, negaliu, o dieve, ne. Babkės, va tokie va dalykai, jum patiem nepykina nuo tokių išsireiškimų, vėl man ta puzlė išlindo. Hello, mi amor, hello. Rimti bachūrai nepasuoja, rimti bachūrai užsilieka, ne? 90-ais. Kad tu mocas, niekas samurajau, pasijungiau su jumis pabendrauti. Mocas, koncas, babkės, ne? Nepykina, jum patinka. Nu. Ant kavos, su kava. Labukas. Labas visiems, kas jungiasi. Tu žinai pasakymą, akmuo lašas po lašo ir akmenį prataš. Žinoma, Andriau. Žinoma, kad žinau. Dar daugiau žinau posakių. Labai protingų, išmintingų. Tas ant kavos epika. Uvažucha tik tokio dvižucha belieka iš visų. Ane? Dvižnikovai pacan, dvižucha. Pas mane tai dvižuchas nėra, pas mane ramybė. Ramekas. Ne dvižucha, o ramekas. Tikrai. Send me netoli Stavangerio. Labukas, aš tai iš Stavangerio. Ką, kiniuotis nieko, pasijungiau pas jūs, ką tu, Dovydai? 1, 2, 3, kodėl užblokavai? Čia šiaip tik parašė. Ačiū labai. Išduosi dabar dar. Išduosi. Išduosi. Ar ką? Mažutė varom po kebabą sulėsi. Man tai nekalbėk taip. Su tačke nuvažiuosim, kebą nupirksim, ne? Išduosi dar vieną paslaptį? Išduok, Andriau. Su česnakiniu. Jo, žinok, pats skaniausias iš tikrųjų kebabas su česnakiniu padažu. Kieto, tu ką. Ne. Aš tai minkštutė. Visiškai nekieto. Kaulai mano kieti. Ir prasileisi klerkį. Kas nuo ko prasileistų, kažin? Turiu įgūdžio. Turiu patirties kovo menuose.
Savaitgaliaujam, Labukas Laidai. Jo, ilsimės, ramybė, Labukas Hiking in Norway. Smagu man su tavim bendrauti, man su tavim. Ką tu geras Laidai? Hiking in Norway, kur buvai, ką matei, kokį kalną įveikiai? Nori 1 ant 1, davai, prasileisi 100%. 2 pramušiu, net užsimerkus. Labas, kaip tik valgau kebabą su česnakiniu ir aštriu, skanaus Modestai. 100 metų nevalgiau kebabą. Lietuvoje vasarą jaučiu. Ai, tingiu. Ir gerai. Pasuok iš karto, kol negavai smūgio. Darbuojas, tai ramios dienos. Supratau, tai visas savaitgalis darbingas. Nori gal rankom palaužti, susitikti. Samurajau, tiek rankom, tiek bitskė, mane mes galim palaužti, galime nuosiduoti, jei reikia. Ačiū labai. Mistreikatėlė, Labukas. Davai. Davai, laužysim rankas, laužysim nosis. Paskui apsirašysim vieni ant kitų. Egidijau, ačiū. Ir savaitgalis, ir šiaip, supratau. Tai bet darbe darbuojas ar prie kompo kažką. Montuoji gal. Kas ką čia prasilės apie šaudimą. Jo. Apie šaudimą. Iš Ragatkis. Vakar prasibėgo 21 km po ilgos kelienų traumos atgaiva kūnui ir sielai. Buvau žvejoti, nieko nepagavau. Žinai, pats procesas svarbiausia hiking in Norway, ne? Kad nepagavai, tai nieko baisaus. Man atrodo, tie žvėjai, kurie žvejoja, jie dauguma net žuvyčių tų išmeta, nes svarbiausia pats procesas žvejybai, ne? Netiesa, sakau, privietis reikia privietiks Norvegija. Send me location, boy. Darbe montavimas man nedarbas. Aistra, Anes Laidai, kaip aš sakau, tai aistra. Virginija bičia. Ai, čia jau susitarimas, ne dėl rankų laužimo. Oho, pasirodo, yra graži mergaičių, tik tokia, ačiū labai. Neturiu Ragatkis, tik 9,19 kalibras. Revolverio reikia. Su barabanu, kad būtų, žinai. Galėtume pažaisti rusišką ruletę. Jo, svarbu pabūti gamtoje. Labai, labai. Dabar šiandien irgi graži diena, bet vėjas biški pakilo. Į vakarą turi aprimti, tai varysiu prie jūros. Aš iki lauko laukiu. Taip greitai pasiekė lokaciją. Turi potencialą būti mano mergina, o tu ne. Deja. Rasim ir tokį. Bus, sakai, ne? Visados prašom, man šypsena veidė pasirodė. Čia tau. O gerą savaitgalį likiu. Ačiū Laidai, gerą savaitgalį ir tau. Lengva darbuka. Klaipėdoje bjaurus oras. Kiek laipsnių dabar Lietuvoje išvies? Kodėl? Balandžio 11 kopsė Traltungas su nakvynė. Tikiuosi oro sąlygos bus super. Blemba, ne per anksti dar į Traltungą balandžio 11, kaip ten orai sniega, nebėra jau ten. Kažkaip balandis, man atrodo, dar toks. Gal čia per drąsiai pasirinkai Traltungą balandžiui, ne? 18. Och, tu blemba, tai šilta pas jūs pavasaris. 7 Palanga dabar. Tu nori pasakyti, su Vilnium toks skirtumas. 11 laipsnių net. 20 km liko gal kavos. Iki ko 20 km? Iki Stavangerio? 3-5 laipsniai, kur čia tau taip? 7 Klaipėda. Blemba, šalta Klaipėda. Šildykitės greičiau. Pavasaris įpusėja. 18 UK. Pas mane 10 šiandien. Tai gal kavos? O gal prie kavos? O gal ant kavos? Rytė, ačiū. Jutiminė 18. Vilniui 3,5, Klaipėdai 7. Kas ne? Nu, конечно, Vilniui 3,5. Kurioje vietoje? 3,5. Vilniui maks 18 gali būti, jo, aš netoli jau. Vakar buvo plus 18 Mikumakų. Tai jau pavasarėje, ne? Mano klausimą praleidai kokį? Apie kavą tavo buvo klausimas. Kaune 3,5 visi be maikį vaikšt. Nu jo, 3,5. Niekaukit.
kaip tik dirbu energetikoje, tai šildau visą miestą. Tai šildykit Klaipėdą, 7 laipsniai nedaug. Yra sniego daug, tai nori sunkesnio turandos. Ai, tai tu specialiai, aš galvojau, ta prasme, tu nori išlaukti to pavasarinio haiko. Tai tu dar nori spėti su sniegeliu užkopti, ne? Tu būtinai nupirk tuos, kaip čia, ne grandinės, bet tuos tokius kaip šipai ant batų. Žinai, haikingi Norvai, apie ką kalbu? Širdis dainuoja, man irgi patinka, kai tokios šiltos dienos. Tu čia nesiginčyk su manim, nes bus rimtas pokalbis. Eik. Ką padarysi? Ok, davai, kebabai nelaukia. Aš perleidžiu tau savo kebabą, valgyk. Kambarė už to 25. Kovas, gegužės mėnuo tuoj. Balandį galim praleisti, ne? Dėl manęs balandžio irgi gali nebūti. Ai, tas mėnesiukas toksai. Primena mano senatvę. Labukas dar labas. Ką tas vadinasi, jo žinau. Jo. Nusipirksiu viską, esu apgalvojęs. Ir jeigu su nakvynė varai, tai būtinai balioną irgi turėk su savim. Ot gerai. Kas tau gerai? Kur tu būni? Ta prasme, kur aš būnu. Būnu darbe, būnu namie, būnu keliauju, būnu sporto salėj. Mano antri namai tarp kitko. Tik nesakyk, kad esi vieniša, nesakysiu. Sakai, nesakysiu. Nesakysiu. Kaip parašy, taip ir darysim. Matai, kokia paklusni mergaitė. Turi kišenę kaip ant gegutės? Ne, kortelę turiu. Netinka? Sauliau labukas. Juk primena apie senatvę. Nu jo, tas balandis ir tie žmonės, ane, visi primena apie tą senatvę. Bet aš jau susitaikiau, nu babci ir babci, nu tebūnė jau, nu ką jau dabar. Tu į Lenkiją kažkada čia turėjai važiuoti, taip važiuosiu. Važiuosiu. Tokios moteris vienišas be vyro nebūna. Rimtai. Važiuosiu dar į Lenkiją. Labai laukiu iš tikrųjų, tarp kitko. Labai laukiu to išvykimo, tokio mergaitiško pasibuvimo, žodžiu, mergvakario. Pašėlsim mes ten. Paušim. Bus faina, bus gera. O, iššoko, palaukit, manau, ar kai tai išjungsiu. Nu va, mano pietukai paruošti. Reikia salotyčių papjaustyt, ane? Ir tada... Of course, parodė, ką ten pagaminai, reikia pažiūrėti, ar į žmonas verta imti. Neverta, žinok, valgau salotas, valgau krūtinėlę, paskui pradėsi vemti krūtinėlę, valgau kiaušus, valgau vištieną, valgau daug daržovių, valgau avyžinę košę, valgau varškę. Česnaką nepamiršk būtinai, žinok, būtinai. Man viskas turi būti su česnaku. Ir su kopūstais dar. Tai kaip ir aš. Irgi sveikai maitinės? Oi, tai tada ne. Va, kokia Ilona Pamaiva biški, gal būsit panelė. Va, kokia Ilona Pamaiva biški. Bet jūs nepamirškite, kad tai yra angliavandenis, kad jisai turi cukraus. Nesvarbu, kad tas cukrus nėra pridėtinis, bet tai yra cukrus. Ir jeigu jūs valgysite pastovi vien tik tai vaisius, net ir antroje dienos pusėje, kai mūsų maistinės vertės mums nebereikia tiek daug antroje dienos pusėje, mūsų medžiagų apykaita jinai sulėtėja, mūsų organizmas tiek jo nesuvirškina, tai pirmoje dienos pusėje, jeigu tas cukrus jisai virsta energija, tai antroje pusėje jisai virsta, ta prasme, tom kalorijom, kurias mes kaupiam. Tai vat nepamirškite tokių dalykų, net ir mažiausios smulkmenos, kurios jom gali atrodyti sveikas maistas, viskas gerai, aš valgau sveikai, daržovės, vaisiai, bet aš neleknėju, reikia žinoti, ką tu valgai, ane? Kas eina į tą sveiką, į tavo maistą?
Tai yra racionas, tai yra mityba. Labas, brigada. Nepradėkite apie tą maistą ir sportą 1, 2, 3, čia ne jo tema. Nerutuliuokit, parašykit man asmeniškai, atsakysiu visus klausimus. Prašau, nekalbėk apie tą maistą, man iki gyvo kaulo jau prisiskaitęs. Nu tai va, tai neklauskit. Yra pilna, ačiū labai, yra pilna informacijos, yra pilna medžiagos, yra pilna video, ta prasme, jūs galit pasisemti žinių ir nebūtinai samdytis galbūt trenerio ir sudarinėti Kim Tizintak mitybos planą, jūs galite nemokėdami pinigėlius tikrai sukrauti labai labai didelį bagažą. Lonytė, tau respektas, ačiū tau labai. Man ūgis 1,90 m, žvėrių 87 kg. Ir kam tu žvėry tiek daug? Tai manau normalu, žinoma normalu, 109, 87, gerai. Tikrai neturi viršsvorio. Žvėry. Labas, kiek tau metų? Pirmą kartą tave sutikau. 3-4, greit bus 3-5. Tai apie ką jūs kalbat? Apie viską ir apie nieką. Labas vakaras, hello, Kim. Blem, balonu, kokios nustabios tavo akis. Ačiū, gražiausias ir paprasčiausias žmogus tik tokį. Ačiū, Kindziu. Jūsų ūgis 1,90 m, mano ne. Mano tikrai ne. Gal ir normaliai, bet svarbu bendrai išvaizda, atrodo kaip lepšis. Baig, nu kodėl tie įžeidinėjimai turi būti? Hardai, orbita, ką? Man 21 ir noriu nusižudyti, ką manai? Gerai, viskas, prasidėjo kažkokios nesąmonės, manęs laukia maistas, man labai kvepia, čia žmonės tarpusavį pradeda piktis, kas man labai labai nepatinka tokie dalykai. Kas užklausė apie sportą ir maistą, iškart mutas. Gerai, sudarysim tau irgi mitybos planą, 1, 2, 3, galėsi valgyti savo bulkas. Būtent tavo tema bus sudarytas tas mitybos planas. Gerai, viskas, einu valgyti, einu maitinti savo raumenukus. Visiems linkiu gražaus sekmadienio vakaro, visus stipriai apkabinu ir iki sekančių. Ate.